Futbolo gerbėjai puikiai žino, jog įsibėgėjus rudenį iš stadionų varžybos persikelia į šiltas sporto sales. Tiesa, besivaržantys sportininkai dažniausiai ne tie, kurie savo meistriškumą demonstruoja stadionuose. Tačiau 10 komandų iš visos Lietuvos jau rengiasi lapkričio 7 dieną prasidedančiam salės futbolo čempionatui. Neišimtis, jog 2 mėnesius šioms varžyboms ruošiasi ir Panevėžio futbolo klubas Baltija. Šį savaitgalį prasideda Lietuvos salės A futbolo lygos čempionatas ir mūsų reprezentacinė Panevėžio komanda atstovaus jame. Kiekviena komanda su kiekviena sužais po 2 rungtynės ir jos vyks tokiuose miestuose, kaip aišku, Panevėžys, Kaunas, Vilnius, Mažeikiai, Radviliškis ir Kaišiadorys. Treneris pripažįsta, kad populiaresnis visgi yra lauko futbolas, tačiau pasikeitus oro sąlygoms mėgstanti šią sporto šaką nevengia aplankyti ir kiek mažesnę nei stadiono sporto salę. Be to, nepaisant kitokios dangos, kamulio ir komandos žaidėjų skaičiaus, dalis salės futbolo žaidėjų sezono metu rungtyniauja ir lauko aikštėse. Futbolo klubo Baltija treneris teigia, jog čempionatui komanda yra puikiai pasiruošusi, tereikia tik žiūrovų palaikymo. Treniruojamės apie 1,5 mėnesio. Kadangi keletas žaidėjų žaidė kitose komandose, lauko komandose, todėl galbūt ne visada pavykdavo sukomplektuoti pilną komandą treniruočių procese, bet manau, kad pasiruošę gan neblogai. Šįmet surinkta tikrai stipri komanda, todėl ir tikslai keliami patys aukščiausi. Tai yra čempiono titulas ir aišku, tik tai čempionų titulas suteikia galimybę dalyvauti Europos taurėse. Pirmosios futbolo klubo Baltija rungtynės su Vievio žiedu vyks lapkričio 8 dieną Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro rankinio salėje.